Tutkus su monarchistais ir Giedrė trynėsi su Tutkum, eketėj maudėsi, laidas kūrė, laikraštį davė ir jisai pagaliau atskleidė kortą, su kuo jisai bendrauja. Ir buvo nuotrauka, kad jinai, aš dar nežinau, kur aš atvažiavau. Ir paskui jau, tai va, atidaro kalbas princo anūkas. Tai aš iškart supratau, kad monarchistai ir jisai vakar apie monarchiją steigiamai. Atsiprašau. Giedrė raitosi. Jie negali pakęsti monarchijų, jie patysgi yra karaliai. Vien jau tas jos stiliaus pasikeitimas į šitą, grinai paimk ten Šakalienę arba Giedrę, tas pats stilius. Jinai mėgo megztuką. Na, galvojau, gal 50 metų Matrona subrendo vis dėlto televiziją, bet čia irgi yra ženklai. Bet čia yra būtent mūsų ta bolševikinė masonerija, jie save laiko karaliais, vienu žodžiu, čia jų teritorija, jie čia kažką tai įkurs arba jau įkūrė, hibridą jie įkūrė. Juk nugydymo klanas yra prijungtas prie tos respublikos, jie dabar patys davė interviu filmui apie masoneriją, kad jie ten priklauso ištisai visi. Ir jeigu aristokratai visą laiką gelbėdavo žmonės, šeimos narius, tai šitie gali žiūrėti, kaip tu kankiniesi. Tai atvirkščias kryžius yra. Ir jie čia kūrė. Ir kai sako, oi, čia perteklinės mirtis, čia yra jų ideologija, kad reikia išmarinti silpnesnius. Bet įdomiausia, kad pati masonerija pradėjo mirti. Ar žinote Baltaskvernių, koks ilgas sąrašas? Ir dabar dar mirė kažkas tai iš jų. Koks jų ilgas sąrašas, kaip jie čia nuo mūsų saugojosi. Ypač saugojosi nuo tų, kurie COVID-0. Prie manęs su COVID-0 nepriėjo 5 valandas, nes užkrėsiu COVID-u. Šita ideologija yra pati kiečiausia. Mano kanclerė, žinokit, irgi lakstė, skiepinosi, tėtį priskiepino, tai dabar patys žinote, tėtis 2 metus tarp dangaus ir žemės. Dar encefalitų jisai prisiskiepino ir dar 4 COVID-o skiepą ėjo, aš mačiau sistemoje, aš pakraupau, nes tokioj įtakoj gyveni ir tokias nesąmonės darai visokiausias. O kad prie trombozės negalima. Tai gerai, kad Albertą perspėjo šitą gydytoją, šitą kvaišą, iš tikrųjų čia vietos tai nenormali visiškai, bet jam pasakė, kad skiepo šalutinis poveikis trombozė. Bet kitas dalykas, kad tai patardama galėjo mum ir pakenkti, nes man 5 mėnesius reikėjo draskytis per šaltį už 2. Gal gelbėdama gal norėjo pakenkti, nes žmogus nei dirbti negalėjo, nei mokytis ir jam pradėjo žemės lysti iš po kojų. Čia kiti būna, kad diskutuoja ir tam čate vakar. Oi, drąsių buvo, kas nepriėmė to skiepo. Jo, sakau, bet šeimos nariai už 2 draskėsi. Ir praeina 4 metai ir kai praveria burną, tai nebeatsimena iš viso. Aš per -15 variau, nes suprantat, pas mane toksai adrenalinas kalė, nes aš tai aš, o jisai ką? Tai jisai numirs, nes jis nuo manęs absoliučiai priklausomas. Man, jeigu žmogus nuo manęs priklausomas, aš tada draskausi, o ne atvirkščiai, kaip kanclerė, jeigu priklausomas, galima numarinti. Tada draskaisi, viskas. Visio. Bet išgyvenom ir jau Gepasius naikina ir atsiranda policija su tašėmis ir klausia, kas prekiauja heroinu. Patys atsineša tašę, patys ją kratų. Ten žiauru buvo iš viso. Aš tą susirgau, atsimenu, plaučiais, kai kalė man iš nervo. Ir iš to šalčio, ir iš nervo, ir siaubakas kažkoks tai buvo. Galvoju, dar čia prie viso to, dar niekaip nesugalvodavo, kaip pakenkti, tai sugalvojo tašę su heroinais ir ateiti paklausti. Tai ta tašė kažkas nudzimbino visą turinį. Ir tuščią tašę krėtė. Ir tipo apsiaustis,